Sveiki sugrįžę į antrąjį epizodą podcast'e Be ryšio, o su jumis kaip visada prie mikrofono esu aš, Vidmantė Domarkaitė ir... Aš Milda Rybakovaitė. O šiandien antrame epizode kalbėsime apie ką, Milda? Taip, tai antrojo sezono antrasis epizodas bus apie žurnalistiką, apie žurnalistikos studijas ir apskritai apie studentišką gyvenimą ir kaip mums sekasi jį gyventi. Tai kodėl mes pasirinkom šitą temą? Turbūt dėl to, nes tai yra mums artimiausia, galbūt viena iš artimiausių temų, juolab, kai mes pačios studijuojam žurnalistiką, esam studentės, jau 2 metai, tai jau tuos metus pragyvenom, pajutom, ką reiškia būti studentėm, nors, aišku, dar prieš akis tas... Šiek tiek pajutom ir ką reiškia būti žurnalistam, bet apie tai toliau, vėliau. Tai vat, o tas mūsų pagrindinis klausimas, šiaip kurį keliam dažnai, nes netgi prieš stojant, bent jau man asmeniškai, girdėjau klausimą aplink, ar tu rasi darbą, ar tu galėsi dirbti, nes žurnalistika toks slidus mokslas, tai kaip tu manai, Milda, ar žurnalistika kaip profesija yra mirštanti? Labai geras klausimas, ačiū tau už jį, Vidmantė, man dabar reikia pagalvoti. Ne, šiaip iš tikrųjų aš turbūt kaip ir priklauso sakyti būsimai žurnalistai ir žurnalistikos studentai, kad žurnalistika nėra mirštanti profesija ir čia yra, šioje profesijoje ir šioje specialybėje yra labai daug galimybių ir labai daug visko, ką tu gali daryti, bet žurnalistika keičiasi ir su internetinė žiniasklaida atsiranda labai daug naujų iššūkių būtent patiems žurnalistam, kad tu turi mokėti viską daryti greitai ir gerai, turi mokėti, jeigu tarkim esi spaudos žurnalistas, turi mokėti ne tik labai gerai ir greitai rašyti, bet ir fotografuoti ir filmuoti, kad galėtum papildyti savo straipsnius ar kitokius teksto raiškos, rašto raiškos darbus. O kaip tau atrodo? Šiaip, dabar čia turint lrt.lt portale esantį straipsnį, kuriame buvo tyrimas atliktas būtent žurnalistų, tai jame yra pasakyta, kad Lietuvoje dirbančių žurnalistų yra kiek daugiau nei 1,2 tūkstančio, tai kaip pagalvoju, čia yra gana daug. Bet also Lietuvoje gyvena kiek 2,5 milijono, gal daugiau kažkiek, tai nėra toks didelis skaičius. Gal dėl to, nes mes ir tokių priemonių neturim labai daug. Ta prasme, mes turime tos pagrindinės... ir dar yra klausimas, žinai, ką mes skaitom žurnalistais. Taip, nes kaip mum irgi dėstytojai sako, kad žurnalistikos studijas baigia daug studentų, bet žurnalistiką pasirenka galvos tik pusė, jeigu net nemažiau. Ir kiti nueina į viešuosius ryšius. Kas nėra blogai, čia yra kita gera profesija, tiesiog kiekvienas pasirenka savo kelią, nes ta žurnalistika dar priklauso, kur dirbi, kokiam tu portale dirbi, ar LRT, ar ten... O kur tu norėtum dirbti, kokia yra tavo svajonė, žurnalistinė ambicija? O dievai, šiaip visi portalai, visi, nežinau, televizijos, jos turi kažkuo savo ypatingumo tokio, ypatybių. LRT visuomeninis transliuotas, vienas dalykas, ten TV3, LNK daugiau pramogų, vėl kitas dalykas. Aš tai labiau norėčiau tiesiog, šitą gal ir tu žinai, bet kriminalinės laidos savo... Radio ar televizijos? Oi, čia, man atrodo, nėra labai didelio skirtumo man, nes aš tada fokusuočiaus labiau į tai, ką aš analizuoju, o ne tai, ar mane mato, ar mane girdi, nors ir mato, ir girdi, žodžiu. Tai aš norėčiau, mano svajonė yra kurti kriminalinę laidą, kalbėti apie kriminalus, kolabinti su Trečia lentyna ir turėti žiauriai gerą laidą. Nes tu tai esi radijo labiau žmogus. Aš esu radijo žmogus, pastaruoju metu visiškai radijo žmogus, manęs ta televizija ir anksčiau niekada nežavėjo, dabar dar mažiau žavi. Aišku, tikrai neatmetu tokios galimybės, gal nieks nežino, bet man su televizija kas labiausiai nepatinka, kad jinai yra tokia netikra. Ir kai tenka dalyvauti įvairiose filmavimuose ar laidų ruošime ir rengime, vis daugiau pamatau ir suprantu, kad žurnalistikoje viskas yra labai netikra ir labai iškraipyta. Pasakiau žurnalistikoje ir televizijoje. Televizijoje viskas yra, žodžiu, su žurnalistika viskas gerai, su televizija yra slidžių momentų. Tai man dėl to tas radijas labiau patinka. Ir jos tikiuosi ir norėčiau sieti savo ateitį su radiju. Bet gal taip yra dėl to, nes
televiziją mes vis tiek labiau siejam ne su tom rimtom temom, rimtom laidom, ten, kaip, nežinau, apie politiką dar kažką, ar apie žinias, vis tiek žmonės dažniausiai nežiūri žinių, pripažinkim tokią tiesą. Ir labiau tą televiziją, ypač jei kalbam apie kokį TV3 ir LNK, mes jiems su pramogom, ten X Factorius, Lietuvos balsas, ten filmukai penktadienio ar dar kažką. O radijas, nu, jeigu tu, tarkim, dar nesi įpratęs klausyti visokių Power Hit Radio, klausai va LRT, ten laidų ryto garse, ne? 10-12 ir žinių radijas, tai automatiškai tu matai tą radiją tokį kaip svarbų ir svarbesnį dalyką negu televizija, bet jeigu tu būtum žmogus, kuris, tarkim, televiziją žiūri tik dėl žinių, tik dėl ten specialių diskusijų prieš rinkimus arba šiaip politinių kažkokių diskusijų ir visai kitų tokių rimtų temų, man atrodo, tada ir televizija atrodytų labai rimtas. Tai čia gal priklauso nuo to, ką mes renkamės klausytis. Nu, bet žiūrėk, radijas, net ir tas pats LRT radijas, jis turi daug ir pramoginių laidų, kurios nėra rimtos. Ir, pavyzdžiui, Opusas, taigi ten, nu, kaip muzika yra rimta tema, bet ne tokia rimta gal kaip politika. Ir Opusas koncentruojasi ir fokusuojasi tik į jaunimą ir tik į muziką. Tai, nežinau, man atrodo... Man, pavyzdžiui, Opusas atrodo rimta kultūrinė laida, nu, ta prasme, muzikos kultūrinė, nes televizijai tokių, kad, nežinau, būtų laida, kuri orientuotųsi į jaunimą ir būtent juos edukuoti su tam tikra muzikos kultūra, nu, nėra tokių, nu, ten X Factorius, nu, tai nėra kultūrinis reiškinys. Tai va būtent, dėl to man labiau patinka radijas, o ne televizija. Bet dėl to, nes jiems, nu, televizija, žinai, sunku šiaip radijui galbūt yra sunkiau pritraukti, bet televizija, kadangi jau mes gyvenam su vaizdu, tai reikia, žinai, tokio vaizdo, kuris pompastikos. Kuris būtų įdomus, ten visos šefo laidos, ten gaminimai visokie ir panašiai, tai gal dėl to, bet, nu, nežinau, man tai atrodo, kad su kiekviena žiniasklaidos priemonė ir su kiekvienu žurnalistu ateina iššūkiai ir nežinau, ir iš pačio žurnalisto, koks jis turi būti, kad pasiektų daugiau negu nori galbūt, arba daugiau negu gali žurnalistikoje ir apskritai tie visi klausimai, kad oi, čia žurnalistika blogai apmokamas darbas, čia negalima dirbti ir ten bus blogai. Tai čia tokie... Visi darbai yra gerai apmokami, jeigu tu pakankamai daug dirbi. Nu, ir apskritai... Mano yra tokia nuomonė. Žinai, ne, jeigu tu ten kokiam milijonieriui įkiši dirbti žurnalistiką, kuris ten negaus, žinai, daugiau nei kiek, nu tikrai negaus 5,000 ir daugiau, tai gal jam ir atrodo blogas darbas, bet kai tu visą gyvenimą gyveni ant 1,000 eurų, pavyzdžiui. Jeigu tu tą savo žurnalistinį darbą darai iš idėjos, tai ir bus gerai. Jo. Nu gerai. O tai tarkim, kaip tau atrodo, kaip žurnalistas visuomenėje, ta žurnalistika ir pats, nežinau, žurnalisto supratimas, nu ta prasme, kaip žmonės supranta žurnalistą, arba ta reikšmė visuomeniai mažėja žurnalistikos ir žurnalisto kaip asmens? Čia jaučiu reiktų žiūrėti atskirai į Lietuvą ir į Ameriką, nes pirma mintis, kuri atėjo, kaip pasakėjai, apie žurnalistų vertinimą visuomenėje, buvo tai, kad Trumpas iš tikrųjų labai daug prisidėjo prie to, kad žurnalistai būtų vertinami mažiau ir nebūtų jie tokie, kaip pasakyti, reikšmingi, nes... Tai čia gal Amerikai labiau? Nu, tai taip, nes Trumpas sugebėjo viską paversti, ne viską, žiniasklaidą paversti fake news ir iš to, ką žiniasklaida kalbėjo apie jį neigiamą, jis kaip ir sugebėjo išlipti sausas beveik. O Lietuvoje, pavyzdžiui? O Lietuvoje aš manau, kad mes neturim tokių ekstremalių atvejų, kai žurnalistai būtų kažkaip menkinami ar stengiamasi paneigti tai, ką jie šneka. Nors kaip pažiūri Facebook komentarus, man atrodo, kad... Nupirkta žiniasklaida. Man taip atrodo, kaip galiu steigti, kad mes galbūt neturim to ekstremalaus vieno asmens, kuris galėtų visą žiniasklaidą ten nuteikti, nežinau, menkinti dar kažką, bet mes turime visuomenę, kuri mėgėja yra kartais. Nu, bet čia irgi, kur yra visuomenė, kur yra Facebooko komentatoriai. Tai nu jo, čia negali, nu bet tipo, man pavyzdžiui patinka, tarkim, žinai, kai seku ten visas tas žiniasklaidos priemonės Facebook'e ir ten išmeta, nu, tas visas bulvarinės naujienas ten apie Seagal ir apie kažką kitą. Nu, aš suprantu, kad tai yra nieko verto žinios, nu, pripažinkim, daug įdomiau yra žiūrėti, kas vyksta su karu, negu
kas vyksta žvaigždžių gyvenimuose, bet iš kitos pusės, jeigu nebūtų tų žinių, vėl žmonės būtų, manau, nepatenkinti. Nu, ta prasme, nu vis tiek tu gauni kažkokią dramą, tu gauni kažkokią... Matai, kas yra, čia yra viskas labai labai paprasta. Jeigu žmonės to neskaitytų, žiniasklaidos priemonės to nepublikuotų, kadangi jie žino, kad tos dramos, geltonoji spauda ir visa kita susilauks daug dėmesio, tai žiniasklaidos priemonės yra vos nepriverstos tą publikuoti. Tai aš noriu pasakyti, kad tipo, žmonėms vis tiek yra įdomu tie dalykai ir jie komentuoja, kad čia mums neįdomus jų gyvenimai ir panašiai. Nu, ne, bet jūs paskaitėt ir dar pakomentavote, tai turbūt, kad jums įdomu. Nu, taip pat, tai čia man tas labai juokingas, kad ta reikšmė, nu, bet iš tiesų ta reikšmė, kaip žurnalistas, kaip asmens, man pavyzdžiui yra labai liūdna, nes kartais man būna, prie tam tikrų žmonių, kai paklausia, ką studijuoja ar ten kuo nori būti, būna taip net truputį gėda pasakyti, kad žurnalistė. Ne, man tai niekada nebūda gėda, aš visada labai išdidžiai pasakau, kad aš studijuoju žurnalistiką, nes gal aš tuo labai tikiu. Aš labai matau, žinai, kokia reakcija bus to žmogaus, kai pasakysiu jam, nes, nu, pavyzdžiui, vienas atvejis buvo, čia iš mano aplinkos, tai aš net nesakysiu kas, bet važiavom automobilį ir manęs paklausė, ką aš studijuoju, ir aš kai pasakiau, kad studijuoju žurnalistiką, iškart buvo reakcija, tai jūs ten moko meluot. Ir tada tu automatiškai pradedi ginti savo profesiją, save, kad ne, mūsų nemoko meluoti, mūsų moko, kaip čia, gintis nuo to melo ir bandyti jūs, nežinau, apginti nuo melo. Ir tada ne, bet jūs meluojat. Ir tada toks, kur... Bet iš kur atsiranda tas toks, kad žiniasklaida meluoja? Tai va apie tai ir kalbu, kad kartais, nu, kaip žurnalistas, kaip asmuo, kai tu save pristatai, ten, arba ten paimt klausimą, nori užklausti kažko ir panašiai, toks jausmas, kad žmonės pamiršta, kad žurnalistai irgi yra žmonės. Mes esame lygiai tokie patys, kur atsikeliam rytą, pavalgom, nusiprūsiam, išsivalom dantis, važiuojam į darbą, sėdim darbę, grįžtam, valgy daromės, ten einam sportuoti ir einam miegot. Nu, toks, kur mes dirbam lygiai tokį patį darbą, kaip dirbat jūs. Nu, ta prasme, ne darbą, bet tiesiog, kad mes irgi keliamės, dirbam, einam miegot, keliamės, dirbam, einam miegot. Tai kaip, nu, blema, man taip gaila, kartais, kai pamatau, kokios reakcijos susilaukia, kai pasakai, kad esi žurnalistas, oi, taip geriau nesakyti. Nes... Man dar kas labai, labai gaila yra, kad žmonės, ir aš pati anksčiau tą darydavau ir džiaugiuosi, kad pasitaisiau ir išmokau, bet žmonės labai yra linkę nuvertinti žiniasklaidą, jeigu, sakykime, kažkiek labiau domisi, tai tą Delfio pavadinimą klijuoja kaip etiketę ant bet ko, kas jiem atrodo nekokybiška ar prasta žiniasklaida. Ir jeigu tu pasakai, ką nors, tai dažnai gali susilaukti tokio, nu čia kaip Delfija, bet tai Delfis viską blogai daro ir gaila iš tiesų, nes, nu, kiek teko bendrauti su pačio Delfio žurnalistais, jie tikrai yra labai geri žurnalistai ir labai stengiasi dėl savo, stengiasi tą profesiją išlaikyti kuo aukštesnėme lygmenyje. Ir žurnalistika labai, labai daug dirba su visuomenė, ne tai, kad daug dirba su visuomenė, bet ko nori visuomenė, visuomeniai dirba. Jo, tą žiniasklaida ir turi pateikti. Tai aš manau, čia visai tokia gera mintis pasvarstymai būtų, kad prieš einant kalbėti prieš žiniasklaidą, pagalvokit, kad žiniasklaida kažkiek atspindi tą visuomenę. Padarė dar jo dėl visuomenė. Man toks, nežinau, kai dabar jau pamiršau netgi, ką norėjau sakyti, man užkrito mintis apie tą nepatikimą kažkas su žiniasklaida. Kažką norėjau sakyti ir pamiršau dabar jau. O tai tu anksčiau kaip vertindavai Delfi 15 min, pati kaip... Ar tu anksčiau būdavai irgi viena iš tų, kur, čia žiniasklaida meluoja, rašo nesąmonės, čia neverta skaityti, ar tu stengdavaisi kažkiek apginti? Aš turbūt negindavau, nes nežinodavau, kaip apginti, nes kai tu neišmanai to dalyko, tai tu neturi net argumentų, kuo apginti, bet kad šmeižčiau tą žiniasklaidą ir sakyčiau, apie ką jūs rašot, apskritai, iki kol nenusprendžiau studijuoti žurnalistikos, aš nesidomėjau labai daug tais visais portalais, bet, būdavo išmesdavo, tai, kad ir kokia ten drama būdavo, ar kažkokia žiniasklaidos žinutė, nebūdavo taip, kad ten eidavau ir čia nesąmonės rašo. Faktas, kad LRT visą laiką būdavo kaip
tūkstantmečio vaikų laida, nu, televizija, nu toks, kur tikrai ten labiau, man atrodo, LRT inteligentų televizija, tokia, žinai, kur žiūri tik inteligentai. O LNK kakadų penktadienis. Nu, nestumėt, bet, nu, TV3 ir LNK pramogų, nu, aš TV3 ir LNK labai dažnai žiūriu dėl filmukų visokių, šiaip, nu, tikrai yra gerų laidų, bet tokios jos yra šiaip ir pamogų, nu, tipo, ką žinau, seniau ten būdavo, kur atsimeni, Vytaras, man atrodo, Radzevičius vesdavo su pasaulio savo, puodus. Ir puodus, Ir kelionės. Mat, būdavo labai. Bet matai, čia irgi yra vienas dalykas, aš labai atsimenu, man vaikystė labai asocijuojasi su šito Radzevičiaus ir Starkaus kelionėm, nes tiesiog su šeima labai dažnai žiūrėdom, bet dabar mes turim tiesiog keliautojus, kurie filmuoja savo keliones ir kelia į YouTube. Tai mes turim... Ne, mes turim Valujavičių, mes turim Samošką ir visus kitus. Ir kas? Pavyzdžiui, palyginus su Valujavičiaus kelionė ir, žinai, nu, filmavimu ir palyginus su Radzevičiaus laida, bent jau kiek aš atsimenu jo laidą su Starkum. Nu, truputį skiriasi, nes, nu, vis tiek aš, pavyzdžiui, Valujavičių, atsimenu, atsidariau jo ir Zelandijos tą kelionę, tai aš labiau žiūrėjau iš sporto pusės, žinai. Ne? Kad jis... Nu, bet gerai, pavyzdžiui, Samoška, tai jisgi tiesiog važiuoja ir nežiūri? Ne, bet aš vis mąstau, kad reiktų pažiūrėti. Reiktų pažiūrėti, būtinai pažiūrėti. Man matai Žemaitiją, man kaims. Myliu aš tą Žemaitiją, tai gal ir visai reiktų pažiūrėti. Jo, bet... Tai va, tai ką norėjau pasakyti, kad šitą televizijos, tos kai kurios kultinės laidos, gal netaip galėčiau pavadinti, persitransformuoja į visai kitą pavidalą, kitus žmonės ir į YouTube. Tai man atrodo, kad televizija ir turi labai dabar tokią priešą didelį, va tas vadinamas YouTube'as, kad labai daug ir visų tų podcastų atsirado ir mes esam tokios eilinės mergaičiukės, kurios, sukurkim tą podcastą. Ir tiesiog televizija atrodo, nu, nebeturi tų temų, ką, žinai, galėtų kurti ir ten, nes, pavyzdžiui, visos interviu laidos, kad ir toj pačiai LNK ten yra kaip yra, tas pats kakadų penktadienis, ten valanda su Rūta, jos visos šoka į podcastus. Nu, aišku, kitokio vaibo tos laidos. Visi tie papletkinimai, viskas eina į YouTube. Kas, tipo, nėra blogai, nes, nu, nėra televizija prikrauta to tokio perdėto, nežinau, ar galim sakyti, ne mėšlas, bet, nu, toks perdėtas, va, plepėjimas, kur mes va dabar plepam, tai jis peršoka į YouTube, kur tu gali rinktis, nenori žiūrėti, bet, nu, tada televizija praranda savo kažkokią galę. Bet dar norėjau, va, ką prisiminiau pasakyti, kad, va, kodėl ir sakau, kad negalėdavau ginti žurnalistikos žiniasklaidos, nes aš tiesiog nežinau, koks tai yra darbas. Ir kas mane liūdina, kad žmonės yra įsitikinę, kad dirbti žurnalistų yra žiauriai paprasta. Tai ką tu čia? Tai tau nieko nereikia, tik nueiti ir pašnekėti. Jo, mikrofonų į rankas, kamerytę, oi, paplepam, čia parašom. Ta prasme, vien tai, kad mes turim vos ne iš naujo mokytis lietuvių kalbos, nes... Ir dar tai, kad tu galėtum paplepėti ir parašyti, tu turi žinot apie ką ir kaip plepėti ir rašyti. Tai ir yra... taip pat, jo, kad mes jau, vien tai, kad mes mokėmės lietuvių kalbos nuo nulio. Nu, ne nuo nulio, atsiprašau, bet... Nuo nulio. Nu, bet beveik, jo. Toliau, visų pirma, netgi tas pats straipsnis, kuris jums atrodo, tai čia tiesiog parašo sakinukais. Kiekvienas straipsnis turi savo sistemą, kaip jis turi būti parašytas. Ir kad tu sugebėtum taip trumpai ir atrodytų lengvai parašytų, turi mokėti, nes paprasčiausiai yra... Mes turim 4 metus universiteto. Paprasčiausiai yra tiesiog paimti, surašyti tekstą paklodėm, paleisti ir tada niekas neskaitys, bet labai sunku yra mokėti parašyti esmę trumpai ir aiškiai. Ir apskritai parašyti taip, kad jūs įskaitytumėt, nu, tipo visuomenę, kuris skaito ir dėl ko dažnai visokie šitie dramos turi labai savo tokį cinkelę, kuri tiesiog paima žmonės į, nežinau, į ką, bet tipo, labai nori jie skaityti, tai būtent yra žurnalisto gebėjimas įtraukti ir tai eina ir televizijai, bet šiaip daug kur televizijai dirba net ne žurnalistai, tai čia vėlgi nesumaišykim, kad laidą kokią nors ten, kad ir tas pats šefo kokią nors laidą veda, tai nebūtinai yra žurnalistas, dėl to nemaišykit. Bet radijai dirbo žurnalistai, kurie vėlgi mokėsi universitete, nežinau, žino, kaip jie atlieka savo darbą ir žurnalistikos darbas yra tikrai be galo sunkus. O kad tu galėtum būti žurnalistas, tu turi turėti tam tikrus, nežinau, savybės žmogaus, charakterio bruožus. Gerai, kaip tau atrodo, ar žurnalistikos studijos yra vertos ir ar tu studijuodama žurnalistiką išmoksi tų savybių, kurių reikia? Tik studijuojant ir gyvenant akademinėme pasaulyje,
academic weapon. Nemanau, kad aš išmokčiau visų šitų savybių, ta prasme, įgaučiau visas tas savybės, vis tiek tai yra per praktiką, kurią mes ir atlikome, apie tai pakalbėsime. Tai nežinau, man atrodo, kad visada mokais, ypač žurnalistikoje yra toks mokslas, tokia profesija, kur tu mokais iki tol, kol tu numirsi. Gerai, kokius tavo įgūdžius ir savybės patobulino žurnalistika per tuos beveik jau 1,5 metų? Tu pirmą pasakyk. Gerai. Aš pasakysiu. Pirmas dalykas, kurį pasakoju visiems, tai kad prieš įstojant į žurnalistiką aš bijodavau skambinti žmonėm. Dabar aš labiau mėgstu skambinti žmonėm negu rašyti laišką. Ir visada, kas tik biškiai, jeigu aš randu numerį, aš skambinu. Tai čia tokia viena iš savybių. Ir aiškintis labai toks, kur eisi iki pat, nasrus gali nežinau, bet... Jo, kur ten anksčiau kažką pasakydavo ir būdavai tokia, gerai, o dabar kažką pasako, bet tai gal kitaip, bet tai gal dar kažką. Arba Vox Populi gatvės apklausos, kur tu ateini. Aš tai jau visiškai nebebijau. Čia esmė yra tokia, kad tu turi ateiti prie žmogaus gatvėje ir užduoti visiems žmonėm, kuriuos sutinki tą patį klausimą ir iš to padaryti, tokia kaip vos ne analizė, ką mano visuomenė. Aišku, jinai nėra tiksli ir tiesiog tokia tik dėl vaizdo, bet kai dariau savo pirmą Vox Populi dar praeitais metais, aš atsimenu, bijojau eiti prie kiekvieno žmogaus, bijojau klausti. Bet dabar, kai tų Vox Populi tenka daryti vis daugiau, jau atrodo net ir nori prieiti prie kuo daugiau žmonių, nori paklausti, o jeigu tau pasako, kad neturiu laiko, tai įsijungia tas toks, kad bet taigi čia tik porą minučių, čia tik tai minutė, taigi papasakokit, tai man va šitas žmonių ir bendravimo nebijojimas atrodo labai labai gera savybė, kurią taip tu gali ir pats išmokti, bet žurnalistikos studijos tikrai labai labai prie to prisideda. Man gal aš dar ne tai, kad bijau prieiti, bet aš tokia šiaip nemėgėsiu labai trukdyti ir ten eiti ir lysti, bet jau kai mes darėme irgi Vox Populi čia praeitą savaitę, tai jau teko susidurti su to, kur sėdi merginos ir tu prašai jų, kad atsakytų klausimus, sako, ne, mums sesija. Lapkričio mėnesį sesija. Gerai, sakau, tarkim, bet mes ten irgi bandėm aiškintis, bet žodžiu. O man tai labiau tokios savybės, kur... Aš mėgdavau analizuoti ten tas dramas kokias, ar ten istorijas kokias, kaip aš kriminalinės, visą gyvenimą man patiko tie kriminalai, ten Kobra 11 ir Kaulai. Bet įstojus ir pasimokius šiek tiek žurnalistikos, tu tą pradėjai daryti, aš pradėjau daryti sąmoningai ir jau tiksliau, pagal kažkokią sistemą, ką tau reikia surasti, ko tu nori. Tos, kur vėl... 6K klausimai, kas, kur, kaip, kada, kodėl, ką veikia. Nes va čia ir yra dar truputį ir grįžtant prie tos temos, kad visuomenė nežino, koks darbas iš tiesų yra žurnalistika, tai kad visi įsivaizduoja, neatsiprašau, ne visi, bet turbūt kažkokia dalis yra žmonių, kurie galbūt įsivaizduoja, kad tai ką tu čia susirandi internete, žinai, ten, nežinau, Paluckas, Seimo pirmininkas. Arba dar esu girdėjus visai juokingą pasakymą, kad taigi yra naujienų agentūros, taigi tiesiog iš jų pasiemi ir perpublikuoji kažkaip per žiniasklaidą. Tai va, ir man tas atrodo, kur, bet tai taip nėra, nes, sakau, seniau, kai aš, nežinau, kaip dirba žurnalistai ir kaip vyksta tas žurnalistinis darbas, tai faktas, kad ten, atsidarai, ten, surandi kažką ir panašiai. Bet dabar, kai tu žinai, kaip tas darbas dirbasi, tai tu jau pats bandai pagal tas visas sistemas ieškoti, tai turbūt yra ta savybė, kurią aš labiausiai pastebėjau. Dar viena yra savybė, kurią labai pamačiau, kad anksčiau labai mėgdavau tiesiog internete, pamačius kokią naujieną ar dar ką nors iš karto persius draugam ir tada supratau, kad čia kaip ir yra dezinformacijos skleidimas, jeigu tu nepatikrini tos informacijos, tai aš dabar bent jau stengiuosi šiek tiek patikrinti tą informaciją prieš siunčiant draugam. Aišku, jeigu pamatau LRT straipsnį, tai siunčiu ir netikrinu, nes gal tiesiog pasitikiu, bet jeigu tai yra kokie neaiškesni puslapiai, tai tikrai pratikrinu bent kelis šaltinius ir tik tada, kai jau turiu patvirtintą informaciją, stengiuosi siųsti draugam ir pažįstamiem. Dar nuo istorijos, man atrodo, priklauso. Jeigu ta istorija tokia gana, paliečianti tą, ten, tarkim, būtų su politika, su karu kažką. Tada faktas, kad arba tu nusiunti ir tada sakai, kaip čia yra iš tiesų ir kartu. Dar priklauso, jeigu aš siųsčiau draugam, kurie nestudijuoja žurnalistikos, tai turbūt tada domėčiaus, kad nepaskleisčiau jiems netinkamas informacijos. Bet jeigu siųsčiau jums, kursiokiams, kurios žino vis, ta prasme, kaip veikia žurnalistika, tai turbūt nusiųsčiau, ką ir darau. Ir davai tikrinam, čia realiai taip yra ar nerealiai taip yra. Tai vat, man atrodo, o gerai,
dar tas kelias mintas man įdomu praktika. Mes su Milda atlikom ten pat praktiką Klaipėdoje, atviroj Klaipėdoje. Linksma. Šiaip skaitykit, geras portalas, jeigu esate iš Klaipėdos. Nereklamuojam, dėl to, nes mes ten atlikom praktiką, labai mums patiko. Nežinau, kas tau ten patiko, kas tau patiko praktikai, pavyzdžiui? Man, aš iš tikrųjų, kol praktikavausi ir kol reikėjo gyventi tą mėnesį pajūryje, aš galvojau, kaip čia reikės išgyventi tą mėnesį, kaip čia sunku, kaip čia rašyti straipsnius, nuolat galvotas temas, nuolat kažkur važiuoti. Bet dabar, kai aš to netekau, galima taip sakyti, aš labai pasiilgstu. Labai pasiilgstu to tokio realaus žurnalistinio darbo, kur tu atsikeli ir tu nežinai, kur tu tą dieną nuvažiuosi ir ką tu tą dieną reiks daryti. Man buvo toks atvejis, kai atsikėliau ramiai ryte, ruošiuosi, puošiuosi, kažką tam valgyti gal darausi ir ateina žinutė iš redaktoriaus mūsų, kad vyksta spaudos konferencija ligoniniai, vyks, kad šnekės apie ten tuo metu vykusią situaciją viena iš ligoninės atstovių ir reikia kažkam va dabar čia ant vietos važiuoti, už valandos vyksta. Ir aš taip, okei, varom, važiuojam, darom, patinka, imam, tai man tas toks greitis ir visa ta žurnalistinė patirtis tai labai patiko ir aš manau, kad jeigu turėčiau galimybę, tai aš pakartočiau. Yra daug niuansų, kuriuos reiktų pataisyti, galbūt, bet čia yra normalu, universitete nėra viskas kaip, tobulo, kaip atrodo, galbūt tiem, kurie nestudijuoja, kurie dar mokiniai arba, nežinau, tie, kurie apskritai nestudijavo, tai visą laiką yra tų visų niuansų, kuriuos reiktų taisyti, bet dar priklauso nuo to, kokioje redakcijoje atlikai praktiką. Mes atlikom tikrai fainoj redakcijai su fainu redaktorium ir darbuotojais, tai mes ten labai susibondinom, jeigu taip angliškai tariant, atradom tokį fainą ryšį. Tai man, kaip Milda sakė, buvo baisu ten, nežinau, bėgt, skubėt, galvoju, kaip čia reikės parašyti. Tai man irgi buvo baisu, nes atrodo, norėjau sakyti mokykloje, universitete, kai mes dar mokėmės rašyti visus tos straipsnius, atrodo, tu parašai, jo nebūtinai išleisi, automatiškai atsakomybės nėra ant tavo pečių tiek daug, kiek yra, pavyzdžiui, redakcija ir ten dėstytoja pataiso, tau padeda, o čia tu nuvarai į situaciją kažkokią įvykį, tu turi parašyti ir tu turi parašyti taip, kad žmonės suprastų, kad tu parašytum teisingą informaciją, tiksliau, nes jau krenta ant tavo pečių ir aš turėjau tokią situaciją su mitingu, kur aš parašiau iš esmės tiesą, bet tada, kai gavau atgalinį ryšį iš žmogaus, apie kurį parašiau, man taip širdis pradėjo daužytis, galvoju, nejaugi aš neteisingai parašiau, bet tada žiūrint, viskas teisingai, bet tada redaktorius sako, neimk į širdį, visada, jeigu rašysi apie žmonės ir rašysi ne vien gerus dalykus, o šiek tiek kažką ir parašysi blogesnio, koks ir yra mūsų darbas, nerašyti vien, nežinau, koks gyvenimas gražus ir fainas. Kažkas yra pasakęs, aš dabar tik neatsiminsiu kas, kad žurnalistika yra tai, ko žmonės nenori girdėti, o visa kita yra public relations. Taip, tai man tas redaktorius sako, neimk į širdį, žmonės tikrai nenorės girdėti apie save blogesnių dalykų negu yra ir panašiai, ir visada gausi tokių kažkokių neigiamų atsiliepimų, bet mes su Milda nekartą šnekėjom, nes abidvi tam pat atlikom praktiką, abidvi gyvenom netoliese, tai dažnai susitikdavom ir kalbėdavom, kad vis tiek mes dar stengiamės imti sunkes temas, ėmėm ir teismo posėdžius, Milda ten apie šitą žymę situaciją su Raskevičium ir ten tuo laivu, celofano, ne laivas buvo? Ten buvo situacija tokia, kad buvo celofano, įvyko Praidas, per jį Raskevičius pabučiavo celofaną ir tada jisai, tas Antanas Konradas, koks jo vardas, jis darė laivą ir pasakojo tiesiog tą situaciją. Ir po tą transliaciją kažkoks klaipėdietis pakomentavo į laužą Raskevičių. Ir tada Raskevičius tai labai sureikšmino ir padavė tą klaipėdietį į teismą. Tai aš ėjau į teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjama būtent ši situacija. Tai atrodo toks nekaltas veiksmas užtraukė teisinę atsakomybę, tai irgi labai įdomu. Aš buvau kiek sunkesniam teisme, aš ten turėjau sėdėti 2 dienas iš eilės nuo 9 ryto iki 4 vakaro, dienos, ne vakaro. Tai bet ten aš net nepasakosiu tos situacijos, nes ten yra labai sunki, tai gal išeis trumpai, kad
dabar bijau sumeluoti, 2008 arba 2009 metais buvo nužudyta klaipėdietė ir buvo pasodintas vyrukas, kuris dabar padavė į teismą kitus asmenis, teigdamas, jog jie yra kalti, o ne jis. Na ir žodžiu, čia buvo nagrinėjama byla ir teismo nuosprendis bus paduotas tik tais vėliau. Tai irgi buvo labai įdomi patirtis sėdėti 2 dienas iš eilės ir klausytis visus tos nagrinėjimus, kas ten vyko. Tai, aš dar kai esu kriminalų fanė ir man ten labai labai patinka, tai man buvo labai įdomu ten klausytis tų visų, ne įrodymų, bet parodymų ten ir prokuroro, ir kaltinamųjų, ir to ginamojo, nežinau, neginamojo, bet tas, kuris padavė į teismą visus. Tai nežinau, praktika davė tokių savo, nežinau, patirčių, galimybių ir pažinčių gana daug, visai fainiai. Tai jeigu kažkada grįši į Klaipėdą, tai turbūt žinau, kur įsidirbti. O gerai, dabar jau praktiką atlikai, įvertinimą gavai, praktiką apsigynei, viskas yra tvarkoj. Jeigu galėtum pakartoti praktiką arba ją daryti iš naujo, ką pakeistum, ką darytum kitaip? Jeigu norėčiau geresnę pažymę, turbūt tvarkingiau ataskaitą parašyčiau. Kas nežino, ataskaita yra toks dalykas, kai mes po visos praktikos, mes visą praktiką turėjom rašyti dienoraštį, tai yra kiekvieną dieną, kaip mes jautėmės, ką mes darėm ir taip toliau. Ir ta ataskaita yra dienoraščio, sutarčių ir visų mūsų publikuotų darbų toks miksas, kurį pateikė praktikos vadovui ir oponentui, ir jie pataiso ir tada analizuoja tavo darbus ir, žodžiu, kritikuoja ir kartu mes išsiaiškinam situaciją ir mums parašo pažymį. Tai jeigu norėčiau geresnę pažymę, aš tvarkingiau ją parašyčiau, nes pasirodo buvo nesulygiuotas tekstas. Gerai, bet grįžtam apie pačią praktiką. Bet čia yra mano esmė, nes praktikoje aš nieko nekeiščiau. Gal daugiau būčiau darbų apsiėmus, nes aš labiau fokusavausi savo temas, ką aš galvojau, bet buvo dar temų, kurias siūlė ir redaktorius, kurias aš tiesiog atiduodavau kitiem, nes galvodavau, kad aš turiu užtektinai darbų ir panašiai. Bet tada tas mano gerumas ir pakiša koją, kad ir kaip aš norėjau būti gera ir atidaviau savo tos darbus, dabar jeigu grįžčiau atgal, aš turbūt pati imčiau visus tos darbus ir sakyčiau, ne, jūs per vėlai, aš pasiėmiau tada, nesvarbu, nes aš nenorėjau imti tų kultūrinių temų, ne dėl to, kad nenorėjau, bet dėl to, kad aš norėjau daugiau tų rimtų apsiimti. Bet tai gal ir gerai. Aš norėjau daugiau, sakau, tokių teismai, ten mitingai, konferencijų, nors ne, konferenciją ėmiau vieną ir pasigailėjau ir niekada daugiau gyvenime, bet norėjau tokių rimtesnių temų, bet jeigu dabar grįšiu atgal, tai turbūt imčiau viską, ką siūlo, nes man atrodo čia, o tu tą patį, ne? Aš tą patį, man irgi vieninteliai priekaištai man buvo dėl ataskaitos. Ir manau, kad geriau ją sutvarkys, tikrai būčiau galėjus gauti geresnį rezultatą. Aišku, jis nebuvo blogas, viskas gerai, džiaugiamės ir šis etapas pasibaigė. O dabar, prašau, išdiskutavus pasakyti, ar žurnalistika miršta? Ar verta studijuoti žurnalistiką? Ar verta studijuoti žurnalistiką? Tai čia tas pats, jeigu... Nemiršta, žurnalistų visada reikia, visada reikės ir jų trūksta. O ar verta studijuoti? Taip, aš manau. Aš dar pasakyčiau, kad studijuoti verta, jeigu tu tikrai nori būti žurnalistu. Nes jeigu tu nenori būti žurnalistiku, tai tau ir ne žurnalistu. Tai tau ir nepatiks. Visose profesijose taip yra ir ne tik žurnalistikoje. Jeigu jaučiat, kad tai yra jūsų dalykas, tai tikrai nemastykit ir studijuokit. Ir tas mokslas nėra aukštoji matematika, nors mums reikės jos, bet netame esmė, nežinau, patinka rašyti, patinka bendrauti, patinka analizuoti, patinka domėtis žiniomis ir įvykiais, tai imkit, griebkit jauti už ragų ir... Ir jeigu svarstot studijuoti žurnalistiką, tai tikrai studijuokit. Ir mes turėjom šiandien papasakoti tiek apie žurnalistiką ir žurnalistikos studijas. O jūs kviečiam irgi pasidalyti savo nuomonėm, palikti komentarų, pasiūlymų šiaip temom dar kitom, bet taip pat palikti komentarų apie pačią žurnalistiką, kaip jums atrodo, kaip ta žurnalistika veikia, kas jinai tokia ir ar jinai yra gera, negera, mirštanti, nemirštanti. Meluoja ar nemeluoja. Norėtumėt būti, nenorėtumėt būti. Žodžiu, viską, apie ką mes pakalbėjom, jūs galite neigti, galite pritarti, galite duoti daugiau savo kažkokių, nežinau, įžvalgų, taip, tai va. O šiandien tiek, su jumis mes šiandien atsisveikiname, dar kartą su jumis buvau aš, Vidmantė Damarkaitė. Ir aš, Milda Rybakovaitė.